Pasaka apie dramblį ir skruzdėlytes. Seniai, labai seniai, didžiulėje Afrikos lygumoje, netoli vingiuotos upės, gyveno darbšti skruzdėlytė Simona. Beveik visus metus ji kartu su savo kaimynėmis rinko maistą ir tvirtino skruzdėlyno sienas, ruošdamasi lietingam sezonui. Kol vieną dieną ėmė lyti. Iš pradžių vos krapnojo, paskui ėmė byrėti didžiuliai lašai, o kai pradėjo, tai atrodė, kad jau niekada ir nebebaigs. Lijo vieną dieną, dvi, kol upės krantai visai patvino. Kieta žemė virto dumblu, buvo klampi ir slidi tuo pačiu metu. Visuomet darbščios skruzdėlytės nors ir stengėsi, bet joms itin sunkiai sekėsi upę saugiai perplaukti. Po daug bandymų ir net prarastų maisto ryšulėlių, nusivylusios skruzdėlės susirinko aptarti savo bėdos. Taip rimtai bediskutuojant, prie jų priėjo didžiulis dramblys vardu Dominykas. Jo sunkus žingsniai drebino žemę ir kėlė duslų bumbsėjimą. Dunkt, dunkt. Priėjęs prie pat skruzdėlių susirinkimo, jis pamažu pasilenkė prie vandens, norėdamas atsigerti. Bet pamatęs liūdną skruzdėlyčių būrį, sustojo arčiau jų ir švelniai paklausė: "Kodėl jūs visos tokios nusiminusios?" Mažosios darbininkės truputėlį susigūžė, o skruzdėlytė Simona pakėlė akis ir ilgai nelaukus ėmė pasakoti apie savo bėdas. "Pažiūrėk, kaip lyja, taip stipriai. Mes labai stengiamės, bet niekaip negalime susinešti pakankamai maisto," pasakė ji. "Bijau, kad neprarastume visko, ką taip stropiai rinkome." Dominykas klausėsi susimąstęs. Jis žinojo, kaip nesmagu, kai bandai ir bandai ir bandai kažką daryti ir niekaip nesiseka. Dabar taip nesiseka skruzdėlytėms. "Galbūt aš galiu jums padėti?" tarė jis maloniai. "Mūsų juk daug ir mes pačios visada viską susitvarkome," atsakė Simona. "Juk ne dramblių darbas yra nešti mums maistą." "Kai nesiseka, visuomet galima prašyti pagalbos. Nebūtina visko daryti pačioms." Simona kiek susimąstė ir nedrąsiai ištarė: "Gal gali mums pagelbėti?" Dramblys nieko neatsakė, tik atsargiai ištiesė savo ilgą, tvirtą straublį ir lėtai nuleido jį ant slidaus upės kranto. Lyg platus tiltas jis buvo skruzdėlytėms. "Oho, čia mums?" paklausė Simona. "Žinoma, nagi, lipkite drąsiai," ištarė Dominykas. Iš pradžių mažytės darbininkės dar padvejojo, ar lipti ant tokio didelio gyvūno. Tačiau jo padrąsintos pamažu išdrįso viena po kitos perbėgti į kitą pusę, su savimi nešdamos vertingus maisto ryšulėlius. Galiausiai visos lakstė greitai ir ryžtingai, kol pasiekė tvirtą žemę kitoje tilto pusėje. Bekeliaudamas, jos net linksmai uždainavo, žadėdamas atsilyginti drambliui už jo gerumą, jei tik kada prireiktų. Lietus po kelių dienų aprimo. Ėjo sau ramios ir nerūpestingos dienos. Skruzdėlytės toliau jaukiai tvarkėsi savo namučius, o dramblys klajojo po pievas. Kol vieną niekuo neišsiskiriančią dieną Dominykas užkliuvo už žolėje augančio erškėčio. "Ai!" sušuko dramblys. Kad ir kaip stengėsi, tačiau niekaip negalėjo išsilaisvinti. Kaskart, bandant koją ištraukti, spygliukai dar stipriau dūrė. Prisiminę savo drauges, jis iškėlė savo straublį ir garsiai sutrimitavo. "Ar girdite? Čia Dominykas," suprato skruzdėlytė Simona. "Eime."
visos skruzdėlės stropiai išsirikiavo ir mažais, bet greitais žingsneliais nulėkė į pagalbą. Atkeliavusios jos užlipo ant dramblio kojos ir netrukus surado į storą odą įsmigusi dygliuką. Nors spyglys joms atrodė labai didelis, skruzdėlės žinojo, kad dirbdamos kartu jos gali viską. Viena po kitos savo tvirtomis žnyplėmis jos pamažu išstūmė spygliuką, o Dominykas, nebebijodamas skausmo, lengvai ištraukė savo koją iš erškėčių. Ačiū jums už pagalbą, nežinau, ar pats būčiau ištrūkęs. O tau ir nereikia visko daryti pačiam, tiesa? Gudriai nusišypsojo Simona. Tikra tiesa, atsakė Dominykas. Ir toliau skruzdėlytė su Dominyku smagiai draugavo. Jiems smagu buvo žinoti, kad bėdai ištikus, tai reikia paprašyti pagalbos. Juk ne tik smagu pagalbos sulaukti, bet smagu ir žinoti, kad pats gali pagelbėti kitam. Pasakos pabaiga.